Rugilė, gide dirbate jau pusantro mėnesio. Ką pastebite apie korėjiečių kultūrą? Na, iš tiesų, toks mano pastebėjimas per tą laiką, kurį čia praleidau, jog korėjiečiai yra stebinančiai aukštos vidinės kultūros žmonės. Na, iš tiesų jų elgesys, ta pagarba vienas kitam, toks pagarbus pasisveikinimas kiekvieną kartą daro man didžiulį įspūdį. Na ir iš tiesų, taip kaip jie elgiasi, tarkim, netriukšmauja, tarpusavy kalbasi prispaudintų balsų, nes laikoma, tai nėra labai mandagu. Taip pat, na, tiesiog tas toksai pakantumas vienas kitam, rodymas rūpestis, iš tiesų tą galima jausti ir mane tai tikrai žavi ir, na, tokia daro tikrai gerą įspūdį. Tarkime, jūs keliaujate šiek tiek laisvų nuo darbo laiku. Ką pastebite kelionių metu? Taip, iš tiesų keliauti Korėjoje yra labai smagu ir man tikrai kiek teko keliauti, tai patys geriausi įspūdžiai ir būtent, na, kai manęs klausia, kas labiausiai patinka Korėjoje, aš sakau, kad labiausiai patinka žmonės, nes jie yra be galo paslaugus. Iš tiesų, tarkim, keliaujant, išlipus iš autobuso ar sustojus stotyje, tiesiog vien tik sustoja, apsidairai ir iš karto prieina kas nors iš aplinkinių, nesvarbu netgi pas kalba angliškai ar nekalba, kad ir korejietiškai, klausia, ar galiu padėti, ko jūs ieškote, tai iš tiesų keliauti yra labai paprasta, nes tu tik gali pasukti galvą ir iš karto pagalba ateis. Tikrai, jeigu, tarkim, paklausi, nežinos atsakymo, pasikvies savo draugus arba paskambins ir tau padės. Tai čia puikus dalykas, iš tiesų irgi, na, vienas iš tų dalykų, kurie mane žavi Korėjoje.